Šiandien aš atėjau pasidaryti kojas ir pamačiau šios treniruoklius. Darau leg presą, kojų lenkimą, kojų tiesimą, sudaužiau kojas taip, kaip nesudaužau su išoriniu svoriu, nes tai nebuvo standartinis kėlimas. Norėčiau pasidžiaugti ir pagirti, kad Gympliusas pasirinko tokių treniruoklių liniją, tai yra skaitmeniniai treniruokliai. Aš manau, sporte labai stipri ateitis, naudojant šios treniruoklius. Tai treniruokliai, kurie naudoja elektrinius variklius, treniruokliai, kurie yra pajungti prie appso, kuris apskaičiuoja, sudėlioja pasipriešinimą taip, kaip reikia. Šie treniruokliai kuo puikiausiai tinka kineziterapeutams, sportinio rengimo treneriams, nes jie turi platų spektrą funkcijų. Man šiandien teko išsibandyti juos ir aš likau šiek tiek apakęs. Jeigu žmonės nežino, kaip naudotis, suprantu. Bet jeigu treneriai šiais treniruokliais nesinaudos, man tikrai gaila jūsų. Todėl, kad tai yra tobuli treniruokliai. Jūs galite grąžinti žmonės po reabilitacijos, jūs galite stiprinti ir jų nežaloti, jūs galite stiprinti savo atletus, daryti juos greitesniais, stipresniais. Nes šie treniruokliai turi kelias funkcijas arba, sakykime, fazes, kuriuom jūs galite treniruoti žmonės. Šis treniruoklis turi ir standartinį režimą, tai iš esmės standartinis režimas kaip ir bet koks tas trosinis treniruoklis, kur jūs dedate svorį. Tas standartiniam režime yra tam pačiam appse, tai yra drop setai arba upsetai. Kas tai yra? Kai jūs natūraliai galite, sakykim, po 2 repsų, kad jūsų svoris padidėtų 2 kg. Ir darote, sakykim, 10 repsų, sakykim, su 10 kg. Po 2 repsų yra 12 jau. Po 2 dar papildomų 14 kg. Ir taip iki 10, sakykim, jūs galite taip keltis. Lygiai ta pati sistema yra su drop setu. Jūs galite pasirinkti skirtingus variantus, kas kiek pakartojimų nukrenta, sakykime, tas svoris. Atrodytų, tai čia yra tik tai tiek. Bet šita treniruoklių visa sistema turi ekscentrinį režimą. Tai ką tai reiškia? Jeigu mes šnekame apie, pavyzdžiui, prisitraukimų treniravimą, kai mes, sakykime, negalim pritraukti savo kūno svorį, tai mes naudojame ekscentrinę jėgą ir tokiu būdu save stipriname. Jeigu mes darytume ekscentrinį pritūpimą į apačią su štanga ar su smitu ir norėtume grįžti atgal ir vėl naudoti tą patį ekscentrinę jėgą, tą maksimalę, turi būti kažkoks mechaninis pagalbininkas, kuris grąžintų mus atgal tam tikrą tašką. Ar tai žmonės mums padėtų atsistoti vėl su to pačiu svoriu, ar pagaliau kažkokia tai hidraulinė sistema. Šiuo atveju šis treniruoklis gali jums pagelbėti tą padaryti. Yra treniruoklis leg pressas. Pasirenku ekscentrinis režimas, turi kelias savybės. Jūs galite tam ekscentriniam režime padaryti santykį, su kokiu svoriu jūs pakilote ir su kokiu svoriu nusileidžiate. Tai, sakykime, jeigu aš ant leg preso buvau padaręs 160 ir pasirinkęs variantą, kad dalinasi iš pusę 0,5, spaudimą aš darydavau grįžimą atgal su 80 leg preso, kas nėra daug. Įdomus momentas, kai jums reikia ekscentriškai grįžinėti, pas jūs iš karto svoris padvigubėja ir jūs turite nenukristi, o jūs turite su kontrolę grįžti. Tai reiškia, jums yra sunkiau nusileisti. Tai jūsų didelė dalis raumeninių skaidulų žiauriai yra apkraunama. Kai nusileidote, kai jūs sustabdote svorį ir pradedate vėl kilti, iš karto įsijungia tas svoris, pasidaro 80. Gražumas yra tame, ši sistema, kurią Volvo dabar naudoja, turi izokinetinį režimą. Čia yra kosmosas. Iš esmės, izokinetinis režimas yra tada, kada jūs gaunate atgal tiek, kiek jūs duodate. Tai jeigu aš daug duodu jėgos, aš daug jos atgal gaunu. Tolygiai. Tai reiškia, kiek mano raumuo išgeneravo jėgos, lygiai tiek pat pas mane grįž. Čia vėlgi yra pasirinkimas netgi, kai jūsų reakcijos atlikimo greitis, kaip staigiai jūs padarėte ir kaip jūs iš karto staigiai stabdo arba grąžintinėja, gali būti nuo 0,1 milisekundės iki 0,5. Tai mano rekomendacija, aišku, iš karto statykitės 0,5 ir matysite, kuo jūs greičiau spausite, tuo jums bus sunkiau. Ir tada mes turime dar vieną režimą, tai yra elastinis režimas, lyg tai jūs tai darytumėt su guma. Super duper variantas šiaip visiems sporto atstovams. Todėl, kad elastiškumas yra greitumas, kuo greičiau atlikti judesį. Elastingumo tas režimas, kuris iš esmės yra kaip su pasipriešinimo guma atlikinėti pratimą, kai reiškia, kuo jūs daugiau įtempinėjate, tuo didėja pasipriešinimas. Tai reiškia, kuo didesnis tempimas į save arba stumimas nuo savęs, tuo gaunasi didesnis krūvis. Labai aiškiai netgi detaliai rodoma grafikuose, kaip jūsų tas pakartojimas, jo atlikimas įvyko, kokiu greičiu ir panašiai. Man asmeniškai žiauriai paliko didelį įspūdį, šiek tiek smegenis pradėjo kitaip galvoti, kitaip žiūrėti. Tikrai labai stiprus įvertinimas kaip fizinio rengimo trenerio, nes pasirinkimas pagal režimus, jūs galite grąžinti žmonės į fizinį aktyvumą daug greičiau
ir nežaloti jų. Tai tokie mano pamastymai, būtinai juos išsibandykite, įvertinkite ir treneriams rekomenduoju. Būtinai patys išsibandykite, pasižiūrėkite ir jūs tikrai turėtumėte suprasti, kodėl jie yra verti dėmesio ir kodėl juos reikėtų taikyti jūsų klientams. Ypatingai, jeigu jie grįžta po kažkokių tai traumų arba jie ateina su kažkokiais tai skausmų nusiskundimais, nes tikrai jūsų praktikoje, aš tikiu, yra žmonių, kurie negali daryti pritūpimo, nes jiems tiesiog skauda. Šie treniruokliai tikrai gali pagelbėti.